Vienas yra klausimas, kaip viskas prasideda, tarp jų ir kaip kundalinė energija prasideda. Tikintys sako, kad Dievas sukūrė žemę, materiją. Tada lieka klausimas, kas sukūrė Dievą. Galima sakyti, kad Dievą vieną sukūrė Dievas du. Kitas Dievas. O kas sukūrė Dievą du, Dievas trys. O Dievas trys, kas sukūrė Dievas keturi. Mes galim pažiūrėti, kas vyksta sąmonėje ir kas vyksta prote. Jeigu jūs esate ant sūpynių, vienas arba dviese, ir jūs nesisupat, ir kyla klausimas, kaip įsisupti, kaip sukurti supimąsi, kaip sukurti. Jūs esate patyrę, kaip jums pavyksta sukurti supimąsi. Mes esame ant sūpynių, galima klausti, nėra judesio, nėra supinės. Kaip dabar mes tą judesį kaip jį sukursim? Pasižiūrėkit, kaip sukuriam. Iš vidaus mes galim suprasti, kaip pradėti, faktiškai galim judėti žemyn ir kai sukuriam tam tikrą energiją žemyn, pajudėti, truputį pritūpti ir pajudėti į priekį. Tada kitas pajuda. Vienas, kitas ir pradeda judėti. Judesio nebuvo, judesys atsirado. Energijos judesyje nebuvo, dabar yra ir judesys ir energija. Jeigu yra judesys ir energija, tai tą energiją galima paversti materiją. Mes sukūrėm materiją.